po šito mes iš jūsų perimam tą laidą, man atrodo. -2. Nu, nuostabus ridenimas. Nieko nemastau, atsistoja ir mušta. Aš matau kilometrų toliau negu tu nuo čia. Per anksti, Giuseppe. Labas visiems, sveiki, vėl įsijungia mus. Ir šiandien mes esame nuostabaus grožio lauke, Sostinių golfo lauke. Ir turim du ypatingus svečius. Tai yra verslininkas Laurynas Odaitis ir geriausias Lietuvos golfo žaidėjas, profesionalas Juozapas Budrikis. Abu apsimetėliai. Šiandien žaisim komandinį 9 duobučių turnyrą. Laurynas ir Juozapas vienoje komandoje, baltųjų arba, kaip jie sako, padavėjų komandoje. Padavėjų komandoje. Mes būsim spalvotojų komandoje ir žaisim vieni prieš kitus. 9 duobučių skramblas. Kas sužais geriausias rezultatas laimė, ne? Yra vienas twistas. Bent 4 smūgiai nuo tibokso turės būti mūsų komandos draugų. Reiškia, aš turėsiu pasirinkti bent 4 smūgius Justino, Juozapas turės pasirinkti bent 4 smūgius Lauryno. Gerai, pasaku, kas pradeda. Jo. Tai aš prieš tave. Tu prieš mane, ne? Jo. Nu gerai. Garbės svečiams. Garbės svečiams, jo. Juozapas yra prie kamerų pripratęs, profesionalas golfo žaidėjas, yra mušęs prie kamerų, yra laimėjęs Lietuvos atvirį čempionatą, jei neklystu, netgi 2 kartus. Tai pažiūrėsim, ar atlaikys kamerų spaudimą. Ant mano kamulio parašyta tavo mama, jeigu ką. Gerai. Pasižymėjai. Kurio mama? Jeigu tu paklausai, tai tavo tada. Gražu. Bravo. Bet Mūsų profesionalas. taip, įvarys į prūdą. Tu mano komandai laimė. Aš lengvų kelių neieškau. O taip. Į gryną. Nieko tokio. Nieko Tai tokio. šitą imsit, ne? Nieko tokio, Justinai, nieko tokio. Sijaudinau, viskas gerai. Per daug žmonių mes pripratę tik prie vieną svečią. Mes jums trūdom kalbėdami, o visi nutyla, kai Justina reikia mušti. Vandenį. Negerai. Jeigu dar truputį dešiniau, panašu, kad kamuoliukas žaidime. Jeigu nėra out of bounds, tai lošiam visai pusę. Nuvažiuojam iki tavo varianto ir Nes Paulius panašiai pamušė. reikia nepamiršti, kad 4 kartus turėsi vis tiek Ne, panaudoti tai vienas kitą. dėl to ir sakau, kad šitas Dėl to čia buvo pusė tikrai- bėdos šitas dar. Galiu pasakyti, Laurynos ringas nustebino. Ne, nu bet čia tik pirmas ringas, žinai. Bet jis turi atstumą, jisai permušė viską, numušė. Ne, Ai, Paulius. tai Pauliaus gal čia. Nemalkas vežam. Gerai, mano kamuolį mes palaidojom. Palaidant tavo kamerą. Nu nieko, turim 8 dabarės, dar išnaudot bent 4 smūgius. Gerai, mes išnaudosim, žinau. Aš spėjau Hebrai iš Lauryno kamuolį, Kodėl tu manai Lauryno jums nes kamuolį? Ai, nes geras drivas. gerą drivą. Let's go, pirma duobutė. Pirmas mūsų skramblas su labai stipria komanda. 132. 7. 7. Svarbiausia man, kad tu smūgiuotum žemyn, nebijotum pataikyti. Seniai, tu vis tiek neimsi Po to mano kamuolio. kito smūgio, jau viskas. My job is done here. Ir pagal taisyklės, Laurynai, turi Reikia- pasižymėti su pagaliuku arba bet kuo. įsismeigti tyškę. Nebūtina žymėti. Darykime pagal taisyklės. Ne, nu turim profesionalą. Pasižymėti gali belė kur per maždaug Turim golfo praktiškai naciją. vieną tai reikia vazą. klausyt. Nice. Šaunuolis Laurynai. Ir vėlgi turime Grynas. gryno. Nice. Tikėjausi bus lengviau. Tai aišku, nevykėlių prisikviečia, tipo, žinai. Dar sukam Gali būt kairiau. 114 metrų. Justinai vėliava yra visiškai kairiai pusiai. Gerai, Jų grynė, mes privalom irgi būti grynė. gerai. 114. Tu varyk tu. Gerai. Žiūrėk, Laurynai, kaip kamuoliukas bus arti vėliavos. Ja. Man atrodo, į Ar duobę. pasiduodat? Atrodo neblogai. Pasiduodat? Jo, bet jam dar 4 reiks Justiną paimti, žinai. Dėl manęs nesijaudinkit, aš prišenkinsiu už visus mus, gerai? Labai neblogai. Šaunuolis, grynai. Jeigu dar būtų teisinga golfo lazda, iš viso puiku. Taip, ir batai ne futbolo. Neklausykite. Taviškis labai gražiai guli, maniškis per toli. Jo, biški pagavau flyerį, tada kamuoliukas. Čia mano lenkia. gryno tipo? Jo. Jie galvoja, kad jie laimės, nes Juozapas nori laimėti viską, bet jie nelaimės. Jeigu nori supildyti Juozapą, laimėti prieš Juozapą. Aš manau, kad pirmasis ridenimas įsivaizduoja, kad turi nedarident.
Nes paskutinė mūsų treniruotė buvo, kai riderimo aikštelės buvo lėtesnės. Gerai, nebemal. Laurinai neklausykis, visiems taip sako. Atsipalaiduok, treneri, viskas gerai. Aš atvažiavau laimėti. Tai gerai, tai. Aš suprantu, kad tavo rėmėjai tau tikslus sustatė. Be abejo. Man tai nieks nemoka už šitą. Neblogai. Atrodo labai gerai. Labai neblogai. Oho. Bet vis grynas tai greitas. Rieda grinai. Ir dar į kalną čia ridenai. Nepamiršk, kad tavo home klubas žiūrės šitą video. Ne, tai home klubas yra on the way. Nu tikrai rieda įspūdingai greitai. Nes galvoju paridinai trumpą. Galvojau, kad paridinau trumpą, bet ir norėjau paridinti trumpą, bet išsigandau pas smūgį. Jo, nes ten yra nuokalį, man atrodo, žemėlės, ne? Ok, truputį nukelinai. Nu taip, lyg niekada nesat buvę čia. O. Aš supratau, kad mums šiandien reikės atlaikyti neblogą treštoką. Ties kuria duobė maždaug jau pradės matuotis taip normaliai. Jau dabar, žinok, stengiuosi. Nes bijau. Netrukdo mūsų žymeklis. Tikrai ne. Būtų gerai. Jeigu aš pataikysiu to žymeklį, aš išeisiu iš golfo lauko dabar pat. Atrodo neblogai, bet užsisuko. Kur įmat? Nieko, bent stengiais. Netiduodat? Ne. Jis tai mūsų negerbė. Viskas paprasta, ar ne, Laurinai? Čia taikoma? Žinoma, Juozapai, viskasgi labai paprasta. Shit. Tavo pirmi du šotai buvo. Taip. Profesionalai trauk. Profesionalai traukime žaidimą gal. Taip, kad dabar rodi, ką mokai. Ne ką mokiau, ką mokai. Bravo, Juozai, šaunuolis. Ko tu man spaudimą darai? Ką? Tu jie spaudimą duok, ne man. Čia aš gerai laiką praleistą atvažiavau. Gerai, 4-4. Gražią kovą. Jeigu ką, tai noriu pasakyti, kad jūs žaidžiat prieš žaidėją su Kem 5 handicapu, tai... Nėra tokių handicapų. Čyteris. Nuostabu. Tarsi, Dar truputį. Laurinai, tu mane stebini. Aš dabar suprantu, kodėl tai myli Lietuvos moteris. Mane Lietuva, už kur tu žinai? Nieko nematau. Čia per aukštas, bet... Klynas atsisegęs. Mano? Ne, mano, sorry. Garsiai tik pasakiau. Eik mušt, nežiūrėk, blėt, mane. Ok, aš bandysiu tiesiog numušti kamuolį žaidimą. Pataikyk tiesiai. Justinas labai jaudinasi prieš kameras, jis turi spaudimą, jis nenori pralaimėti. Relax your anus, žinai, kur buvo toks vidakas per koncertą, sako. Try to relax your anus. Aš tikrai negalvoju, kad Laurynas turi tokį gerą treštoką. Tikrai negalvoju. Jisai, man atrodo, išlaikytas žmogus yra. Visi mes golfį išlaikyti, kol neprasideda slaisai. Pataikė, Paulius, šitą pataikė. Aš dabar atsistoju ir nieko nemastau. Atsistoju ir mušti reikia, viskas. Tiesiog reikia mušti. Tai laimėtai reikia malkų pakrauti. Tada mes perimsim iš jų podcastą. Tas bus smaller. Ačiū visiems, kurie žiūrit mus. Paspauskite subscribe mygtuką. Mums tai labai svarbu. Ir tikiuosi patinka epizodas iki... Ir pakomentuokite kažką. Jo, komentuokite. Mums visą laiką įdomu, kas jums patinka. Bet mums patinka, ką jūs galvojate, tai jeigu gerai galvojate. Šūdų nerašinėkite. Jeigu šitaip žaisit, tai po šito mes iš jūsų perimam tą laidą, man atrodo. Tai aš po šitos laidos naujo partnerio ieško tall and taller, gali būti tall and shorter. Jo. Ne, aš Justiną labai myliu. Laimingas, kad taip gerai sekasi jums. Negaliu skaustis tikrai. Laurinai, pirmą šenką. Tiesiai vėliau, nieko negalvojam. Tiesiai šenką. Gražu, dar truputį. Bunkeris. Ne, kamuoliukas žaidime, grynas, viskas ok. Būtų šiaip lieva, jeigu toks gražus ir kuo žaistum. Ne, tai aišku, niekas taip, žinok, sako, gerai nesitvirtina santuokos, kaip vienas geras nuėjimas į kairę, žinai. Tėvo bairį. Dar varyk. Truputį pafetinai, Juozapai. Ja, Nu, senelė, žinok, kažkaip... Geriau mano reikėjo rinktis. Nebūtų mušį grinai iš ten. Tikrai nereikėjo tau rinktis. Čia ką. Vėliava gale? Pačiam gale. Sit. Ką turim? Sit, jeigu paspinint. Sirito.
O. Ai, seniukai. Ir vėlgi turit pasirinkti, kurį. Nieko. Mes tik nuo tee-offo turim pasirinkti kažkurio 4. Iš golfistai, kai žiūrit, visą laiką prižiūrėkit lauką. Jeigu prižiūrėsit lauką, laukas prižiūrės jūs. Gražu, tai kodėl tą dešinę užsimetei? Nes galvau, kad Bet slaupą atstumą biškį. pataikė idealiai. Tai galėjai paklausti. Gerai, Geras, pykitės. geras. Viskas gerai, Tik- viskas gerai. Su mano handicapu, seniai. Pritarė, ne, kad smūgiavai maždaug Čia, 9 jeigu ką metrus. grino, tai mano smūgiai čia užėjo. Pritarė, kad pavyko maždaug 9 metrai smūgiuoti, ar nieko neatsimeni. Man atrodo, 5 bus. Kažką sakėjai, ne, Juozapai, girdėjau ten. Visi, kas nori pamokų, apsilankykit Juozapo Budriko akademijoje. Aha. Tai gerai, aš visą gyvenimą ką nors tempiu. Aš vis galvoju, su tokiu ūgiu tu žemės linkį jau matai ar ne dar? Aš matau kilometrų toliau negu tu nuo čia. Myža atsisėdęs. Aš turiu atlaikyti net. Ta prasme. Ok. O šiaip uždėkit laikmatį, nes 40 sekundžių yra... Shut up. Justinas, jisai džiaugiasi, jeigu lieka kamuoliukas grynę, kai turi dėdį. Come on. Kaip gaila, kaip gaila. Bet jau šitą atiduodam. Palav, Laurinai, kur taikai? Dubutė, blemo, kur Dubutė taikai. Norėčiau, kad va į vidinį kairį kraštą. Norėtų jisai. Tai nesu jau žaisti. Rodo Na tai puikiai. va. Come on! Šunuoliai. Nu, Laurinai, duobė yra visiškai tavo, visiškai tavo. Po 2 dubučių žaidžiam lygiai. Turim po even parą, žaidžiam lygiai parui. Tiek jų komanda, tiek mūsų. Taip, du turim Laurino smūgius išnaudoję ir mano dar nei vieno. Tai aš tikiuosi kitoj dubutį, kurioje esam padarę jau Hole in One Challenge, pavyks man šiek tiek geriau. Labai juokinga, kad pasakiau, kad taikyt kairiau. Tada tu pasitaikai ir išmušiai dar kairiau ir dėl to įkrita. Tai ten, kur aš pasakiau, dar nebūtų užtekę. Ačiū tau už patarimą. Man kaip ridenimo maniakui, man grynai turi būti kiek įmanoma geresnė. Teisinės į kamerą? Ne, aš kalbu apie greitį grynų. Aš labai mėgstu patint. Ir va čia yra didžiausias malonumas. Tai 115 ir taikome į tą Per keliuką. tokį biškį stingerį labiau. Tiesiog standartinį smūgį, nieko negalvot, bet 115 metrų. Jisai Laurino prašo stingerį. Prašau, stingerį. Stingerį. Tu Laurinai gali tokį žemą feidą su... Why don't you fuck off? Nice. Super. Nerealiai. Super. Dar varyk, vėjas padeda. Come on! Nu gerai, gražus smūgis. Gerai, gerai. Labai gerai. Labai Dar gerai. varom. Ne, Laurino geresnis. Jei kas nežinot, Laurinas prieš keltą dienų laimėjo savo turnyrą. Pradedančiųjų grupiai prieš moteris ir vaikus nuo raudonų. Vieną akim. Gerai, gerai, grynas. Šunuolis. Gerai. Tai žiūrėk, jeigu aš nenumušu antrą labai realaus berdžio, imam tavo, ne? Turim. Atrodo neblogai. Turim. Toks. Go in. Nice, Įmam tavo. nice. Aš ir džiaugiuosi, kad numušu gerą, bet kartu ir liūdžiu, nes vėl reikės man rinktis. Nieko tokio. Žodžiu, iki 5 varykit su tavo smūgiais ir paskui Justinas pradės Vadovas šenkinti liks. krūmus ir tada prasidės visas įdomumas. Mums bet kokiu atveju alternatyvos čia geresnės nėra, ta prasme, negu imt. Aš manau, kad imam tavo, ar ne? Kol kas naudojam tavo startus. Jo. Ir... Pasidarom ramiai, nes dargi bus ilgų duobių čia. Taip. Nu, jis nesveikinu pataikiusi gryną. Wow. Nu, Duok dar minutėlę. 2 hours later. Jo, leidžiu rident tiesiai. leidžiais man. Ką aš čia padariau? Tik biški silpnokai, bet turim saugų variantą. Žinu kamuoliuką. Tavo mama. Simintiną kamuoliuką. Realiai, Laurinai, tu žaidėjai parą. Jo? Tam tai reikia kamerų. Jo, aš ant kamerų atgyju. Ar policijos, ar reštinių kamerų, ar kitų kamerų. 3 metrų smūgis, tikiu, kad taps 5 metrų. Lieka patikrinti. Gerai, geras paras, gerai.
papušinu. Ok, bet aš... Linija gera. Let's go. Let's go! Pavyk. Yes! We got it. Tai va. Negali nusileisti. Trečia, tu būti esam -1. Ačiū. Seniai, kas gali būti geriau negu ketvirtadienio popietė golfo lauke? Nėra. Kaip ir kiekviena diena. Tai tikrai, žinojit, kas norit varyti golfą, pabandykite, tą žaidimą yra nerealiai smagu, nerealiai faina. Ypatingai, kas mėgsta grybauti. Nes kamuoliukų miške reikia ieškoti. Lygiai taip pat, jeigu jums reikia informacijos apie kurpas, ką išbandyti, gali parašyti mums, tikrai rekomenduosim. Visai, kad turi būti pasilenkęs Paulius, nes kitaip stogą kabina golfo mobilę. Neša stogą. Vėl belenkur? Spėju, kad nesirinks Justina Jaručio kamulio ir šį kartą. Ten. Tie beržai kur. Nedėjo iki beržų šiaip tibionis. Nu labai jau saugiai numušiau. Kamulį tikriausiai rasit. Ne, viskas gerai, ten saugi vieta. Gali trukdyti suoliukas antros dabutės. Aš žinok, taip bijau bušį dešinę, kad... Tai aš tikiu. Oi, gražus smūgis. Šaunuolis, Juozapai. Bravo, Turim. maestro. Wow, nice, gražu. Laurinai, fantastika. Bet Laurinai Bunkeris. trūko klubų. Kitą kartą norėsi daugiau klubų sukimo. Laurinai, sės pas mane, atsipalaiduosim biškai. Sveiki. Atsibosta, nes tu treneriu. Visaprotai. Nu ką, Juozapai, labas. Pagaliau susitikom ketvirtoje dabutėje. Papasakok, Juozapai, apie save. Kaip tu golfą atradai, kaip jis atsirado to gyvenime? Nes kai aš pradėjau, tu jau buvai geriausias Lietuvos žaidėjas. Taip. Tu pradėjai kur kas vėliau. Aš 2014 pradėjau. Aš pradėjau, nežinau kada, bet žinau, kad prieš 17 metų. Ir aš, kai atvykau į golfo aikštyną su broliu, nuo pirmų smūgių, nuo pirmų akimirkų, aš tarsi supratau, kad noriu čia grįžti ir būti kuo daugiau. Tai ir pradėjau tuomet nuo kitą savaitę vykstančios vaikų golfo stovyklos. Jinai vyksta per visą vasarą ir šiuo metu pas mus golfo aikštynė, namų aikštynė, kuriame ir būna Europos centre. Ir tenais praleidęs 2 savaitės kartu su kitais vaikais, tiesiog supratau, kad tarsi metu visus hobius, visus sportus ir pilna koja žengiu į golfą. Bet tu sportavai prieš tai kažką, gimnastiką, jeigu aš galiu. Aš bandžiau gimnastiką, aš bandžiau stalo tenisą, aš bandžiau lauko tenisą. Krepšinį, centru. Aš bandžiau krepšinį, kai dar nežinojau, kad genai bus tėvų. Nu, tai... Tu ką galvoji, kaimyno vaikas atsitivo? Jo, aš norėjau sužinoti pagrindus, kaip žaisti krepšinį, tai išmokau visą tai ir man šį visai patinka. Jeigu tai nėra rimtos varžybos ir nėra tos pilnos gynybos, kada tiesiog žmonėms užtenka atsistoti prieš mane. Taip. Bet golfe mano greitis turi didelį pranašumą ir praktiškai mano atstumai yra didesni negu įprastų top 100 pasaulio žaidėjų. Taip. Justinai, 185. Bet čia žiauriai sunkus smūgis, dabar asme. Aš galvoju, gal... Tu muš kur nors, kad į ką saugesnis. Tu, Justinai, jau muš belio kur, Paulius užbaigs. Aš einu ten į tą mažą medelį. Jo, kurią tu muši? 7. Bravo. Sveiki, mielieji. Aš esu Justinas Jarutis ir šių metų birželio 29 dieną štai čia, Europos centro golfo klube, vyks pirmasis JJ's golfo ir muzikos festivalis. Ir aš noriu jums šiek tiek papasakoti apie jį. Eime. Taigi nuo pat ryto šiame Europos centro golfo klube vyks kviestinis golfo žaidėjų turnyras. Jie kausis dėl pačių geriausių mūsų rėmėjų prizų. Visos festivalio dienos metu čia bus gausų pramogų tiek suaugusiems, tiek mūsų mažiesiems. Jų laiku taip pat bus pasirūpinta. Turėsime rėmėjų stendus, turėsime food truckus, turėsime barus, kuriuose galėsite atsigaivinti ir bus labai geras laikas. Jums, mielieji, kurie norėtumėte atvykti į šią golfo ir muzikos šventę, yra galimybė įsigyti 2 tipų bilietus. Yra paprastasis festivalio bilietas, su kuriuo jūs galėsite
galėsite klausytis Vaido Baumilos, Gian ir Garbonoto koncertų, bei dienos metu stebėti mūsų žaidėjų žaidžiančius. Ir yra antrasis bilietų tipas, su kuriuo jūs galėsite patekti į grupinę įvadinę golfo pamoką, per kurią jūs galėsite išmokti ridenimo, trumpo žaidimo ir ilgo žaidimo pradmenis. Viskas, ko reikia, pradėti golfo žaidimo karjerą. Na ir pasibaigus turnyrui, apdovanojus mūsų nugalėtojus, ponius ir ponai, prasidės muzikinė renginio dalis, kurioje pasirodys dangiškasis Vaidas Baumila, seksualioji Gian ir hipnotizuojantys roko muzikantai Garbonotas. Viskas, ką jums tai reikia padaryti, tai eiti bilietai LT ir įsigyti savo bilietą. Ponius ir ponai, pasimatome birželio 29 dieną štai čia, Europos centro golfo klube. Iki pasimatymo. Įmink myslę, šimtagyslę, 2 kamuoliukai per kalnelį nesueina. Čia būtų dienos smūgis, jeigu šitą grinai muščiau. Nice. Oi, gražu. Super! Eik tu. Per daug gražu. Come on. Gražu. Paulius ir Justinas vairuotojas. Justinas yra vairuotojas. Sveikinu su įspūdingu smūgiu. Nežinau, ar ant kameros tai gerai atrodė, kaip tai vyko. Aš sakyčiau 1 iš 100. 1 iš 100, kuris būtų toks kokybiškas, geras smūgis iš tos pozicijos. Juozapai, nepabaigėm kalbėti. Pradėjai golfą, įsimylėjai žaidimą, tapai geriausiu mėgėju Lietuvoje. Taip. Jeigu aš gerai pamenu, laimėjai 2 kartus Lietuvos atvirų čempionatą. Ar 1 kartą? Man atrodo, atvirai čempionatą aš laimėjau 1 kartą, uždarai šiek tiek daugiau kartų. Latvijos čempionatą laimėjai? Latvijos čempionate buvau 2 kartus antras. Tai aš visada... kamuoliuką tau radom po laiko. Taip. Aš lyderiavau ne kartą, bet vis vieno smūgio pritrūkdavo iki pergalės. Taip. Bet tai mane labai gerai išugdė ateičiai ir svajonė buvo tapti profesionaliu žaidėju. Matomų rėmėjams, matomų europiniu mastu ir dabar džiaugiuosi, kad jau tikrai ne kartą tenka sutikti situaciją, kad aš atvykstu į aikštyną ir kalba žmonės, Juozapas atvažiavo. Tai labai nuostabus jausmas, tikrai nuostabus jausmas. Mes ir labai džiaugiamės, kad tai turim, nes tu daug darbų įdedi tą golfą Lietuvoje, prominant, reklamuojant ir mums tas padeda ir manau, kad visiems Lietuvos golfo žaidėjams džiaugiasi. Va. Ok, pirmas Lavrino Grybas. Pirmas Lavrino Welcome back. prastesnis smūgis. Tu ir manęs neklausinėk daugiau. Įsisėdu, jis nevesės su manimi bagi vieną. Ne tavęs čia, Juozapas. A tu jau pasiruošęs? Koks tavo fucking reikalas? Gerai, jeigu dar šaliukas šiek tiek kairiau, gavom šaliuką. Dėdės ir tetos, spėkit, kieno kamuoliukas arčiausiai vėliavas. Koks tavo handikepas? Per toli truputį, bet gal atsitrenks. Geras, Laurinai, šunuolis. Vos krito per toli, visa kita buvo labai gražu. Mažiau kalbų, daugiau dar. Juozapai. Laurinas smūginas. Lauri, sorry, kad tau tokį partnerį išradom. O, dievulė. Tu gal kitą nuo raudonų mušk? Atrodo neblogai. Nice. Oh my God. Go in. Irgi pritrūko. Nieko. Gaila. Nu, bandom, Laurinai, mes vos užmesti kairiau. Gerai. Kairiau, nesakai. Biškį Per daug truputį. stipresnis smūgis buvo, negu reikėjo. Irgi neužsisuko. Pasimgėt. Nu, turim, liko 5, ne, reikia 2 smūgius atgriebti. Jo, manau, kad su Justinu prieš akį Atsigaus gal. galima dar. Nu ką, baigiam 4 dubutę. -2. -2 prieš jų parą. Yes, ačiū Okay. Dievui, ačiū tau, Justinai. Tobulai. Gražu, Gal net tik per labai gaila, kad tavo nesirinks. Nieko tokio, mano išsirinksim. Taip, kiek jūs išnaudot Laurino smūgių? 3. 3.
3 Laurino, 1 mano. Tu reikės tavo tos visus trumpus naudoti. Aha. Autas. Truputį dešiniau sukasi. Man atrodo, autas Juozai. Mes pirmaujam ir Juozapas vėl nugrybavo, vėl jiems Laurino smūgį. Ir Laurinas bus išnaudojęs beveik visus savo smūgius, jo nereikės daugiau rinktis. Galų gale paėmė mano slice'ą, kuris yra gyvas. Kuris yra žaidime. Tu pagaliau pataikai bent kažkokį kontaktą. Ačiū, Pauliu. Jie gali rinktis dar tik vieną Laurino šotą ir visus kitus smūgius jie turės rinktis Juozapą. Tai nepriklausomai kaip Juozapas numuš. Daug kairiau. Blogai. Dar į kairę. Eik tu. Tai va, norim papasakoti truputį apie patį golfo žaidimą. Tai golfo laukuose yra 18 duobučių. Jos visos yra suprojektuotos kaip par 3, par 4, par 5 duobės. Kas tai yra? Par skaičius nusako, per kiek tą duobutę reikėtų sužaisti. Koks jos yra dizainas. Reiškia, par 3 duobutės yra pačios trumpiausios. Mes jas turime sužaisti per 3 smūgius, par 4 yra vidutinio ilgumo ir par 5 yra pačios ilgiausios. Jeigu mes par 4 duobutės sužaidžiam per 3 smūgius, tai yra paukštukas, birdie, kaip mes vadinam. Jeigu padarom, pavyzdžiui, per 5 smūgius, tai yra bogis, vaiduoklis. Ne, tai tas terminai gali pasirodyti iš pradžių keisti, bet laiku bėgant jos labai lengva išmokti ir lengva pagauti. Ir tikrai nėra sunku sekti savo rezultatą ir pavadinimų smūgių. Atrodo Raketa. puikiai, atrodo link vėliavos. Šaunuolis Juozap. Dabar liko tik tais atstumo klausimas. Negerai. Nėra blogai. Šotas. Labai blogas kontaktas. Bet gal užteks, ką manai? Užteks. Oh my goodness. Gerai, grynas. Ir vos kairiau, į šešėlį reikia, nei į duobę, į šešėlį. Taip. Labai neblogai, dar truputį riedam. Čia sunkus radenimas, iš pradžių į kalną, po to nuo kalno viskas. Riedam. Truputį dar pavijoju. Geras šotas. Nu, Atrodo puikiai. neblogai. Gali dar daugiau uždėti. Oho. Gražus. Oi. Tai atrodo gerai. Aš jums atiduodu. Galiu pasimti. Dovanojam. Tikrai? Nu tai jau jie ir taip blogi pad... Ai, nu jo. Nes nereikia daugiau, žinai. Gerai, čia. Nepradedam. Juozas traukia komandą. Wow. Šaunuolis. Ok, Juozas spaudimą atlaikė. Amazing. Bravo, treneri. 4-4. 4-4. Ok. Bravo. Ar tu juokauji? Nu ok, panašu išnaudosim paskutinį mano smūgį. Gerai, turėsim bent jau. Pataikė. Gražiai pakilo. Nuostabu. Bravo, labai. Turi praeiti vandens telkinuką. Bravo, Juozai. Vos paukščių nenužudėjai. Šiaip iš tiesų labai šalia paukščio buvo, labai šalia. Kiek dabar tavo sūnui metų? Santrų. Nu ir kaip? Gerai. Viskas fainai, žinai. Auga svečias. Tvarkingai. Šią vasarą sakiau, reiks pradėti vežtis į golfą. Tikrai pradėk. Man atrodo, žinai, mano dukra, jai 7. Jo. Aš nuo vaikystės jau irgi ten nuo metų 2 veždavausi vis kažką, jai nelabai buvo niekada įdomu. Jo. Bet pavyzdžiui, mes nuvažiavome dviese į Tenerife, pabūti savaitę grinai dviese, daug golfo žaidžiau ir aš jau visą laiką... Tu savo kamuolį nenorėjai susirasti? Aš mėtau, kad žmonėm būtų fainiau rasti. Ir jinai pradėjo prašyti manęs lasdos. Tiesiog, aš niekaip, žinai, tu kaip vaikas sakai, davai pabandyk, jis dažniausiai... mano drive'as? Jo. Dude, gerai. Gerai, labai gerai. Jo, žinai, įtraukimas dar plus mašinėlę gali kaip pavairuoti. Taip, gali duoti mašinėlį, o aš, pavyzdžiui, užsienį neleidžia iki 16 metų vairuoti. Pavyzdžiui, kai tu ir mėgėjau golfą ir profesionalų, ar gali palyginti šitus 2 etapus savo? Kuo, pavyzdžiui, profesionalų golfas skiriasi nuo mėgėjų? Pasakysiu taip, ką aš girdžiu, kad praktiškai sako kiekvienas profesionalas golfo žaidėjas, kad tai yra visiškai kitas pasaulis.
kai tu atvyksti į profesionalų varžybas, reikia suprasti, na, sakyčiau, pagrindinius tokius elementus, kad mums aikštyną paruošia kitaip, negu paruošia mėgėjams. Arba kitaip pasakius, aikštyną profesionalams ruošia arti nelegalių situacijų, kad būtų įdomu stebėti, kad visi susidurtų su netikėtam situacijom ir pradedant nuo, kur vėliavos pozicija būna, bet pats netikėčiausias variantas, kuris, na, man įvyko prieš mėnesį, kai žaidžiau netoli Gdansko, tai jie nusprendė antros duobutės starto aikštelę pakeisti į 17 duobutės starto aikštelę ir padidinti 60 metrų atstumą tos pačios duobutės. Ir mes turim su visko susitvarkyti. Tai tu atsiduri tokioje situacijoje, tokiam žaidime, tokiam klimate, kur įprastai niekada nesusitinki, niekada anksčiau. Okay. Tai va čia yra tas. Tu žiūri, galim tokį šaltą dušą. Taip. Tu gali ruoštis vienaip, tau paruošia visiškai kitaip. Ja. Ok, nėra blogai. Truputį dešiniau. Nepadrojinu. Gražu. Šaunuolis, Laurinai. Super. Tik tais būk už smėlio. Praeis. Arba kairiau. Irgi nunešiu jas, matai? Žiūrėk, kaip traukia. Bet tau gerai, ten gera vieta būna. Yra kamuoliai? Nematau savo dar kol. Ar yra dar vilties? Man atrodo, žaisi mano ir Laurino. Čia vienas kamuolys apačioje. Ten Juozo. Aš su ketvirta idealų kontaktą padariau. Nice! Tai gal tau žaidžiam? Parodyk. Nublemba, čia labai blogai. Radom mano kamuolį. Truputį ne vietoje. What the hell is going on with me? Turim. Neturim. Sit down. Prūdas! Varom. Bet čia turėjo būti vėja. Nu, tai gerai, varom, paimsim. Jau gerin. Kol kas esame... Neišlindo Justino kamuolys. Šiaip labai komandiškai. Gražu. Oi, per toli. Labai gražu. Ne, geras smūgis. Stok. Nice. Gerai. Irgi pereis. Čia... Tarsi tu traukia komandą. Tobulai. Geras bandymas. Duodat? Gali pasimti, taip. Būgi turim. Neblogai. Atrodo neblogai. Čiūčių daugiau, ar ne? Pažymėk tą kamuoliuką, bet turėtų būti saugu. Ir turim lygiasias! Lygų. Pirmas verdakas. Geras. Graža. Two shot swing. Bravo. Vyrai įdomus prasideda. Duosi man ranką. Oi, sorry. Left you hanging. Man dėka mes praradom persvarą ir dabar yra po -1. Jie žaidžia -1, mes žaidžia -1. Pažiūrėk, parodyk tą šypseną. Vienam... Nuostabus ridenimas. Šypseną vienam kartui. Aš tiesiog atsiprašau visų, kurie žiūri, nes ir mane verčia nuo tokios smūgio. Gražu. Fantastika, Laurinai. Labai gražu. Trumpas. Ne, trumpas, idealus smūgis. Idealu. Tarsi, net permušė truputį. Lemba, kai aš 7 metus žaisiu ir aš taip žaisiu. Aš žinok, į tarpą kokius 2 tai visai nevažiau, visiškai nevažiau. Ką veikiai tuo metu? Ką veikiai tuo metu? Santuokoj buvau. Bravo, puikiai. Gražus smūgis, vėl paėmė. Dar šaliukas. Bet kaip? Wow. Kol kas lygiasias. Na, puikiai. Bet kaip gaila, kad nebus galima rinktis šito varianto, tai Justinai sėkmės. Aš nebegaliu mušinti boksą. Bravo. Kamuoliukas žaidime. Numušiau į dešinę.
Gerai, viskas puikiai. Kai par trijuose po pirmo smūgio reikia matuoti atstumą, tai pirmas smūgis būna nelabai pavykęs. Bet Justinas gerai čipina, jis iš tikrųjų gerai čipina, daug treniravosi. Nesikalbė. Tu gali! Ten kairiai bunkeris, matai, ne? Čia beveik kaip pilnas smūgis, tik mažesnis. Shut the f*** up. Puikiai, bravo. Sit. Not bad, man. Neįprasta. Oranžiniam kamuoliukui. Juozavai, tu šiandien irgi neblizgi. Ten kairiai bunkeris, Pauliau. Aš prie vėliavos dabar. Žiūrėk, ir iššoks. Tok. Geras bandymas. Puikiai. Ir dėk. Va šitą atiduodam. Tiesiai važiuoja. Truputį per stiprus, bet... Tiesiai važiuoja visiškai. O, ir šito neatiduodam dar. Palabala, neatiduodam, nei vieną neatiduodam. Nebegalim. Nebegalim atidavinėti, viskas. Gerai. Paras. Paras. Tai vienu smūgiu išsiveržiam į lyderius. Tai yra 8 dabutė par 4 nuo kalno. Jeigu pralaimėsime šitą mačą, tai... Justinai, tu nuo raudonų gal mušai? Galėsit komentaruose juoktis. Oi, kaip blogai. Bet žinok, nurėdės jisai ten... Nurėdės labai neblogai. Kad aš tai pataikyčiau. Oi, bus labai gerai šitas. Bravo. Kur dabar Nu, iki vandens 2 pem. Mažiau. 250 po pirmą smūgio. Vėliava 270. Ok. Gerai, kad pavėjui. Opa, bravo. Labai geras smūgis. Nu va. Kai nori, gali. Aha, viso gero. Ne ten. Gerai, trečias šotas, 8 dabutė. Turim padaryti kažką stebuklingo, kad jie neatsiplėštų nuo mūsų per daug, nes jie pirmojo vienu smūgiu. Tai tragiškas smūgis. Keistai pataikė. Gyvas. Vėl tokio... Trečias smūgiu pas juos. Oi, kaip užsisuko. Oi, gražiai. Ar jūs čia specialiai taip mušat? Mes, kad jūs gerai jaustumėte. Ai, dėl svečių. Taip. Supratau, dėl svečių. Gražu. Jeigu labai mes gražu. susitriškintume, tai ar būtų įdomu. Justinai, pagaliau. Geras. Dabar įdėk. Turim parą denimą. Žiūrėjom pas Hebą. Neblogai, truputį. Gal stiprokas, bet... Atrodo puikiai. Labai gerai. Ir dabar dar truputį parėdam. Gerai. Kaip jautiesi, Justinai? Aš jaučiuosi lievai. Aš atvirai jaučiuosi kaip duchas. Kaip duchas. Duchų duchas. Pats pasisakei? Ja. Oi! Gražu. Kaip jisai neįkrito? Pro lygą. Taip, tai jūsų rezultatas 5. Mes siekime... Kodėl aš nedarinu trečiu antrą poto, ridendamas antras, aš pataikyti palieku dabutę. metrų trumpai. Atrodo gerai. Geras patas buvom. Štai galim Atiduodame. In. Per anksti, Giuseppe, per anksti. 4. Super šotas. Okay. Realiai, tavo tikrai Šiaip nėra blogai. Bunkeris. Airlines. Ne, kadangi į vėją turėtų būti prieš. Labai neblogai, kamuoliukas žaidime. Nu ką, turim žaidime tą kamuolį. Gaila, kad atsiliekam judėjom smūgiais. Gaila, kad atsiliekam. Sėmo kaltę pilnai. Ar man reikia būti per bunkerį? Jo, kažkur per bunkerį. Gerai. Wow, koks laisvas. Juozapas mus pirmose dabėse bandė šiek tiek apgauti, kad jiems kažkas negerai. Žiūrėjom, Jessica.
Labai gerai, labai gražu. Aš jam tikrai handicapą sumažinsiu po šito raundo. Tu kiek sakai tavo handicapas? Kem 5. Neįmanoma. Bravo, geras. Jeigu jisai bus už smėlio, jisai idealus. Taip. 147 metrai. Aš nuoširdžiai neatsimenu, kada man buvo likę 107 po trečio smūgio. Čia šitą dubutį. Su manim žaidži. Atrodo labai gerai. Taikiai. Labai gerai. Bet per toli. Pasai dubutį pataikė smūgį. Būna kartais stebuklų, kai jums išskylė. Nebesiteisinkiu. Ak, man šią, tai mano patinį tik kaip. Aš džiaugsiuosi, jeigu jūs laimėsit. Jeigu. Go in. Irgi atrodo gerai. Go in. Oh my god, koks geras. Jo, prie vėliavos. Gražu. Žiūrėk, bičias su kem 5 handicapą atvarė čia, žinai. Ir duoda į kaulus. Ai. Dar biški, Labai dar gerai. biški. Super shot. Ok. Gali palysti po kamuoliu. Labai aukštą. Aš manau, kad mūsų žiūrovai tikrai norėtų pamokų, Žvakę. jeigu žmogus padarytų žvakę. Ne, aš turiu daryti tai, Padaryk žvakę ką žaidimo moko metu. kitus. Šaliukas. Tobulai, viskas, ko mums reikėjo. Nuolydis šiaip įprastai yra iš dešinės į kairę, bet aš siūlau, žinok, šiuo atveju tiesiai į dabutę. Tiesiai į dabutę taikyti. Nieko Tik per daug nepataikyk į negalvok. žemę prieš kamuolį, gerai? Labai gerai. Šalia. Gražu. Kaip sakėt? Dar nieko netenka pripažinti, ką tu čia pūsti. Tenka pripažinti, kad džentelmenai nusileido mūsų profesionalo ir paralimpiečio komandai. Net, bliam, jeigu tokie paralimpiečiai būtų, tai žinok, diskvalifikuotų tave. Na, padarėt, ką galėjot. Ir juodas. Gražu. Bravo. Varas. Užbaigėm minusę ir su pergalė. Bravo, treneri. Nu ką, Laurinai? -1. Bravo. Ačiū. Labai nustebinai. Ačiū, džentelmenai. Razapai, kaip visą laiką. Puikus Ką, ponius mačas. ir ponai, pirmasis mūsų mačas, Scramble mačas yra praloštas, bet Mum sveikinam. nesėkmingas. Mums nesėkmingas, sveikinam labai. Laurinai, iš tikrųjų, aš manau, mes nesikėm, kad tu taip gerai. Viskas, ką buvo pradžiai ant tavęs. Jo, viskas, ką buvo ant Tu tavęs. šiaip labai Mes taip nustebinai. susistrategavę buvom. Tu ne tik gražus vyras, bet ir golfą gerai žaidži. Abipusiai. Ačiū. Tai ačiū jums, vyrukai, tikiuosi, jums buvo įdomu žiūrėti, pasubscribinkit, pasiekit. Pasakyti Juozapą, Lauriną. Jo, Laurinas pasidalins su mum, savo sekėjais. Visiems po lygiai. jo, visiems po lygiai. Porą tūkstantėlių mums užteks. Komunizmas kažkoks. Ačiū Jums ir iki pasimatymo. Ačiū. Ačiū. Iki.